Tuvė Jansson Troliai mumiai. Knygutė vadinasi Burtininko skrybėlė ir muminuko tėčio memuarai. Dabar 5 skyrius. 5 skyrius, kuriame pasakojama apie karališkai rubiną, apie Snorko įlaidinę ir mameliuko mirtį. Taip pat, kaip trolių mumių namelis pavirto į džiunglės. Tai atsitiko Liepos pabaigoje, kai slėnyje buvo siaubingai karšta. Nė viena musė nepajėgė zysti. Medžiai atrodė pavargę ir dulkini. Upelis nuseko ir susiaurėjo, o parudavęs jo vanduo tekėjo per nuvytusias pievas. Vandens neužteko netgi keisti į sultis burtininko skrybėlėje, kuri iš pasigailėjimo vėl buvo paimta ir padėta ant stalelio po veidrodžiu. Ištisas dienas saulė kaitino slėnį, tūnantį tarp kalvų. Visi gyvūnėliai sulindo į savo urvus žemėje, paukščiai nutilo. Tačiau muminuko draugus kaitra išnervino, nenusitverdami darbo jie slankiojo aplink ir ginčijosi vieni su kitais. Mama, paprašė muminukas, surask mums kokį užsiėmimą, mes tik ginčijamės ir kankinamės nuo karščių. Taip, branguti, atsakė mama, aš tai pastebėjau. Ir gal mielai truputį jumis atsikratyčiau. Ar negalėtumėt keletą dienų praleisti grotoje? Ten vėsiau ir galite pagulėti vandenyje ir ilsėtis kiaurą dieną, jei panorėsite. Ar išmiegosime grotoje? Entuziastingai paklausė muminukas. Žinoma, atsakė mama, grįžkite namo tik tada, kai pralinksmėsite. Nepaprastai įdomu iš rimtųjų apsigyventi grotoje. Viduryje, ant smėlio jie pasistatė žibalinę lempą, kiekvienas išsikasė po duobę, atitinkančią kūno formas, kad būtų patogu miegoti. Ten pasiklojo patalą. Produktus padalijo į 6 vienodas didelės krūvas. Jie turėjo pudingo su razinomis ir moliūgų piurė, bananų, raudonų ir baltų mėtinių saldainių, kukurūzų burbolių ir blynų rytojaus pusryčiams. Vakarop pakilo vėjelis ir vienišas nuskriejo jūros krantu. Leisdamasi į vakaro žaras, saulė pripildė grotą šiltos šviesos. Snusmumrikas grojo sutemų dainas, o Freken Snork gulėjo, padėjusi savo garbanotą galvą muminukui ant kelių. Prisikirtę pudingo su razinomis visi buvo gerai širdžiai ir jau net baiminosi, matydami virš jūros atsėlinančias sutemas. Tai aš kadaise suradau grotą, tarė Snifas. Ir nė vienam neapsivertė liežuvis pasakyti, jog yra tai girdėję jau 100 kartų. Ar išdrįsite pasiklausyti siaubingos istorijos, paklausė Snusmumrikas ir uždegė lempą. Kokio siaubingumo, paklausė Hemulis. Maždaug kaip iki grotos angos ar truputėlį tolėliau, atsakė Snusmumrikas, jeigu tai tau ką nors reiškia. Ne, nieko nereiškia, pasakė Hemulis, bet pasakok, aš pasakysiu, kai išsigasiu. Gerai, sutiko Snusmumrikas, o dabar išgirsite istoriją, kurią juodasis strazdas papasakojo man, kai dar buvau mažas. Prie pasaulio krašto dunkso be galo aukštas kalnas. Juodas kaip suodžiai ir glotnus kaip šilkas. Kalno šlaitai leidžiasi stačiai žemyn, o jo papėdėje bedugnė, pro pat jį plaukia debesis. Tačiau pačioje viršukalnėje stovi burtininko namas. Va šitoks. Ir Snusmumrikas nupiešė tą namą smėlyje. Jis be langų? Paklausė Snifas. Taip, atsakė Snusmumrikas, ir be durų, nes burtininkas visuomet skrieja orų, raitas ant juodos panteros. Namuose jis nesėdi, jodinėja naktimis, rinkdamas rubinus į apsiaustą. Ką tu sakai? Sušuko Snifas pastatęs ausis. Rubinus? Kaip jis jų randa? Burtininkas gali pasiversti kuo panorėjęs, tarė Snusmumrikas.
ir tada įlenda į žemės gelmes, prisirausia iki jūros dugno, kur paslėpti lobiai. O ką jis veikia su tokia daugybė brangakmenių? Pavydžiai paklausė Snifas. Nieko, jis tik juos renka, atsakė Snusmumrikas. Panašiai kaip Hemulis augalus. Tu ką nors sakei? Šūktelėjo Hemulis, pabusdamas savo smėlio guolyje. Aš pasakojau, kad visas burtininko namas pilnas rubinų, tarė Snusmumrikas. Didžiulės jų krūvos lūkso palei sienas, brangakmeniai statyti į jas ir dega kaip laukinių žvėrių akis. Burtininko namas be stogo ir pro namą lekiantis debesis parausta lyg kraujas nuo rubino atšvaitų. Paties burtininko akis irgi raudonos ir žiba tamsoje. Tuoj aš išsigąsiu, tarė Hemulis, būk geras, pasakok tyliau. Jis turbūt labai laimingas tas burtininkas, atsiduso Snifas. Kur tau, tarė Snusmumrikas, bent jau kol kas, kol nesurado karališkojo rubino. Tas rubinas, ko netokio padidumo kaip juodosios panteros galva, o jeigu pasižiūri į jį, tarytum išvysti besiplaikstančias liepsnas. Burtininkas ieškojo karališkojo rubino visose planetose, net Neptūne, tačiau niekur nerado. Jis iškeliavo į Mėnulį pasirausti krateriuose, bet nelabai tikėdamasis sėkmės. Sielos gelmėse burtininkas mano, kad karališkasis rubinas tūno saulėje, o ten jis negali patekti. Bandė daugybę kartų, bet saulė per karšta. Štai ką man papasakojo Strazdas. Puikiai istorija, tarė Snorkas, duokit man mėtinių saldainių. Snusmumrikas valandėlę patylėjo, paskui pratarė. Tai ne pasaka, viskas teisybė. Aš net nebejojau, kad tai teisybė, sušuko Snifas, apie brangakmenius pasakoji taip tikroviškai. O kaip sužinoti, ar burtininkas iš viso yra? Nepatikliai paklausė Snorkas. Aš jį mačiau, tarė Snusmumrikas. Pelė prabėgo. Nu nieko, toliau. Aš jį mačiau, tarė Snusmumrikas ir įdegė pypkę. Aš mačiau burtininką ir jo panterą Hatifnatų saloje. Jie šuoliavo oru per audrą. Bet mums nieko nepasakei, riktelėjo muminukas. Snusmumrikas gūžtelėjo pečiais. Norėjau išlaikyti paslaptį, tarė jis. Beje, tas Strazdas pasakojo, kad burtininkas dėvi aukštą juodą skrybelę. Ar tu manai, kad... sušuko muminukas. Greičiausiai tai ta pati, riktelėjo Freken Snork. Tikrai, tarė Snorkas. Kas atsitiko? Paklausė Hemulis. Apie ką jūs čia? Žinoma, apie skrybelę, pasakė Snifas. Apie tą aukštą juodą skrybelę, kurią aš suradau pavasarį. Burtininko skrybelę. Vėjas turbūt nuplėšė jam ją nuo galvos, kai kilo į Mėnulį. O jeigu burtininkas sugrįž savo skrybelės, susijaudinusi pasakė Freken Snork, niekuomet neišdrįsčiau pažvelgti į jo raudonas akis. Jis tebėra ten aukštai Mėnulyje, tarė muminukas. Ar iki Mėnulio toli? Gana toli, atsakė Snusmumrikas. Be to, gerokai užtruks, kol jis apieškos visus Mėnulio kraterius. Valandėlė tvyrojo nejauki tyla. Visi galvojo apie juodąją skrybelę, gulinčią namie ant staliuko po veidrodžiu. Truputį išsukime lempos daktį, pasiūlė Snifas. Ar nieko negirdėjote? Sušnibždėjo Freken Snork. Ten lauke. Visi sužiūro į juodą grotos angą ir įsiklausė. Vos girdėjosi tylutėlis šlumšėjimas. Gal tai jau atsėlina pantera? Tai lietus, pasakė muminukas. Pradėjo lyti. Dabar numiksime. Kiekvienas įsitaisė savo smėlio duobelį ir apsiklojo. Muminukas užpūtė lempą ir gaubiamas lietaus šnarėjimo, lietaus šnaresio nugrimzdo į miegą.
Hemulis pabudo pajutęs, kad jo miegamoji duobelė pilna vandens. Lauke šniokštė šiltas vasaros lietus, vandens upeliūkščiai ir kriokliai sruvo sienomis, o visas vanduo iš lauko ir iš grotos vidaus bėgo į jo duobelę. Ak, tu Dieve mano, sumurmėjo Hemulis panosėje. Jis išsigrėžė suknę ir išėjo iš grotos pasižiūrėti oro. Panašiai atrodė visur. Pilka, šlapia ir nyku. Hemulis pamastė, ar jis nenori maudytis, bet nenorėjo. Su oru visuomet. Nei šis, nei tas. Liūdnai pagalvojo Hemulis. Vakar buvo per karšta, o šiandien pernelyg šlapia. Eisiu ir vėl atsigulsiu. Snorko miegamoji duobelė atrodė pati sausiausia. Pasislink, pasakė Hemulis, mano patalą prilijo. Jo blogiau tau, atkirto Snorkas ir apsivertė ant kito šono. Todėl aš sumaniau pamiegoti tavajame, paaiškino Hemulis. Nebūk paršas. Bet Snorkas tik suburbėjo ir miegojo toliau. Tada Hemulio širdis prisipildė keršto ir jis iškasė griovelį smėlyje nuo savo miegamosios duobelės iki Snorko. Tai ne hemuliška, pasakė Snorkas ir atsisėdo sušlapusiame patale. Niekuomet nesitikėjau iš tavęs tokios gudrybės. Savaime atėjo į galvą, džiugiai pareiškė Hemulis. O ką mudu dabar veiksime? Snorkas iškišo nosį pro grotos angą ir pasižiūrėjo į dangų ir jūrą. Tada, nutaisęs išmaningą miną, tarė. Žvejosime. Pažadink visus, o aš einu tvarkyti laivo. Ir Snorkas nušlepsėjo žemyn per šlapę smėlį ir užlipo ant prieplaukos, kurią buvo pastatęs muminuko tėtis. Jis valandėlę uodė jūrą. Kiek užmatė akis, jūra plytėjo rami, krapnojo lietus ir nuo kiekvieno lašo žvilgančiame vandenį kildavo dailus ratilas. Snorkas pats sau linktelėjo galvą ir išsivilko didžiausią dėžę su įlaidine iš valčių namelio. Paskui susirado po prieplaukas kiaurę ir atsisėdo mauti ant kabliukų jauko, švilpūdamas snusmumriko medžioklės dainelę. Įlaidinė jau buvo paruošta, kai kiti išgarmėjo iš grotos. Aha, pagaliau ir jūs susirengėte, tarė Snorkas. Hemuli, nuimk stiebą ir įdėk irklų įkabės. Mes turėsime žvejoti? Paklausė jo sesuo. Visai neįdomu žvejoti, tik lydekaičių gaila. Taip, bet šiandien kas nors nutiks, atsakė Snorkas. Sėskis į pirmagalį, taip mažiausiai kliudysi. Leiskite man padėti, sušuko Snifas ir sučiupo įlaidinės dėžę. Jis liuoktelėjo ant borto, burlaivis susiūbavo, įlaidinės dėžė pašliaužė deniu ir pusė jos turinio susipainiojo įkabėse ir inkare. Puiku, tarė Snorkas. Nepaprastai puiku. Jūros vilkai, ramybė laive ir panašiai. O pirmiausia pagarba kitų darbui. Ha! Ir tu jo nebarsi? Paklausė nustebęs Hemulis. Barsiu? Aš? Nelinksmai nusijuokė Snorkas. Argi laive ką nors reiškia kapitono žodis? Niekada. Meskite tą dėžę į jūrą, juk visada kas nors užkimba. Ir Snorkas nulindo po pirmagalio lentą ir apsiklojo galvą brezentu. Prasti popieriai, pasakė muminukas, imk irklus mumrikai. Bandysime kaip nors išsisukti iš bėdos. Snifai, tu asilas. Žinoma, sutiko Snifas, nuo kurio galo pradėsime? Nuo vidurio, atkirto muminukas, bet ir jį neįpainiok uodegos. Ir snusmumrikas palengva nuyrė nuotykį į jūrą. Kai visą tai įvyko, muminuko mama nepaprastai patenkinta vaikščiojo po savo namelį. Tyliai šiureno lietus sode, ramybė, tyla ir tvarka viešpatavo aplinkui. Tai viskas auks, sumurmėjo muminuko mama, pati sau. Ak, kaip puiku, kad jie grotoje.
Jis sumanė truputį pasitvarkyti, pradėjo rankioti kojines, apelsinų žieveles, įdomius akmenukus, žievės nuoplaišas ir kitokius panašius daiktus. Muzikinėje dėžutėje jį rado keletą lūpažiedžių, kuriuos Hemulis buvo pamiršęs įdėti į augalų presą. Mama susimaščiusi susuko viską į gniutulą, klausydama tyliai išnarančio lietaus. Tai viskas auks, pakartojo ji, paleisdama gniutulą iš letenų tiesiai į burtininko skrybelę. Tačiau nieko nepastebėjo. Ji vėl nuėjo į savo kambarį pamiegoti, nes nieko taip nemėgo, kaip pamiegoti, kai į stogą barbena lietus. O jūros gelmėse snūduriavo Snorko į laidinį. Ji mirko jau keletą valandų ir Freken Snork tiesiog mirė iš nuobodulio. Viskas priklauso nuo kantrybės, aiškino muminukas. Supranti, ant kiekvieno kabliuko gali kas nors užkibti. Freken Snork tylutėliai atsiduso. Ir vis dėlto, pratarė ji, kai kabliukas skęsta, ant jo užmauta pusė aukšlės, o kai ištrauki, ten užkibęs visas ešerys. Bet ir taip aišku, kad ten visas ešerys. Arba visai nieko, pasakęs nusmumrikas, arba gružlys, tarė Hemulis. Nemoteriškam protui visą tai, pabaigė kalbą Snorkas. O dabar pradėsime traukti, tačiau niekas nešnipšt, tyliai, tyliai. Išniro pirmas kabliukas, pirmasis, jis buvo tuščias. Išniro antrasis kabliukas, irgi tuščias. Tai tik rodo, kad žuvis laikosi dar giliau, tarė Snorkas, ir yra siaubingai didelis. Tyliau jūs visi. Jis ištraukė 4 tuščius kabliukus ir pasakė, ten viena gudri žuvis, ji nuėmė mūsų jauką. Baisu kokio įdidumo. Kaip manai, kokia tai... visi persisvėrė per bortą ir akimis sekė iš juodos gelmės kylančiai į laidinį. Kaip manai, kokia tai žuvis, paklausė Snifas. Nekas kita kaip mameliukas, tarė Snorkas. Tik pažiūrėk, 10 tuščių kabliukų. Mat kaip, tarė Freken Snork. Tai jau taip, piktai pareiškė jos brolis, toliau traukdamas į laidinę. Tyliau, nes ją nubaidysite. Kabliukas po kabliuko gulio į laidinės dėžę, jokios žuvies, tik kuokšteliai jūros žolių ir dumblių. Absoliučiai jokios. Staiga Snorkas suriko, žiūrėkit, trūktelėjo, garantuoju, kad trūktelėjo. Mameliukas, riktelėjo Snifas. Dabar turite valdytis, pabrėžtinai ramiai tarė Snorkas. Kapų tylos, jis artinasi. Ištemptas valas atsipalaidavo, tačiau apačioje tamsiai žalioje gelmėje kažkas subolavo. Ar tai sužvilgo mameliuko pilvas? Tarytum kalnagubris iš paslaptingo jūros dugno peizažo. Kažkas kilo į paviršių. Milžiniškas, grėsmingas, nejutrus. Žalias ir samanotas lyg didžiulio medžio kamienas, kažkas plaukė aukštyn iš po laivo. Samti, sušuko Snorkas, kur samtis? Ir tą pačią akimirką orą pripildė griaudėjimas ir baltos putos. Milžiniška banga pakėlė nuotykį ant savo keteros, o į laidinės dėžė ėmė šokti denyje. Paskui taip pat ūmai vėl įsiviešpatavo ramybė. Tik nutrauktas valas melancholiškai mataravosi ant borto ir didžiuliai sūkuriai vandenyje žymėjo pabaisos kelią. Ar tu ir dabar manai, kad tai ešerys, paklausė Snorkas seserį itin keistų balsu. Tokios žuvies aš niekada nesugausiu. Ir niekuomet nebepajusiu jokio džiaugsmo. Va, kur nutrūko valas, pasakė Hemulis ir kilstelėjo valą. Man kažkodėl atrodo, kad jis buvo per plonas. Eikit maudytis, pasakė Snorkas ir užsidengė letinomis akis. Hemulis ketino kažką sakyti, tačiau nusmumrikas spyrė jam į stibikaulį. Burlaivėje daugiau niekas net nekrepštelėjo. Tada Freken Snork nedrąsiai pratarė, o gal dar pabandyti? Falinis tikriausiai išlaikytų? Snorkas prunkštelėjo, bet po akimirkos paklausė, o kabliukas? Tavo kišeninės peiliukas, tarė Freken Snork. Jeigu atlenksi abi geležtės, kamščiatraukį, atsuktuvą ir ylą, tai kažkas tikrai užkips.
Snorkas atitraukė letenas nuo akių ir paklausė. Taip, o jaukas? Blynai, atsakė jo sesuo. Snorkas kokią valandėlę svarstė, o kiti iš susijaudinimo net nekvėpavo, kol galiausiai jis pasakė, jeigu teisybė, kad mameliukas griebė blynus, tai būtų galima žvejoti toliau. Kišeninis peiliukas buvo pritvirtintas prie falinio galeliu plieninės vielos, kurį Hemulis turėjo kišenėje. Blynas užmautas ant peilio ir viskas panardinta į jūrą. Visi tylėdami ėmė laukti. Staiga, užmetė tenais meškerės ir ant kabliuko užkabino blyną ir gaudo dabar didelę žuvį, kurią jie vadina mameliuku. Cit, pratarė Snorkas, jis kimba. Dar trūktelėjimas stipresnis, tada kažkas taip smagiai patempė, kad viskas nusirito per denį. Gelbėkite, suklikęs Nifas, jis mūsų ės. Nuotykio pirmagalys paniro į jūrą. Tačiau tuoj pat laivas vėl atsitėsi ir lyg pašėlės nulėkė pirmin. Falinis įsitempė priešais jį tartum styga, o kuris paliesdavo vandenį, pasistodavo 2 balti putų ūsai. Mameliukui matyt patiko blynas. Ramiai, šaukė Snorkas, ramiai, kiekvienam laikyti savo postę. Kad tik jis nenueitų į dugną, sušuko Snusmumrikas, nušliaužęs į patį laivo priekį. Tačiau mameliukas dūmė tiesiai vis tolyn ir tolyn į jūrą. Netrukus jiems už nugarų tamsavo tik siauras kranto roželis. Kaip manote, ar jis ilgai turės jėgų? Paklausė Hemulis. Blogiausiu atveju nupjausime falinį, tarė Snifas. Antraip už viską atsakomybė jums. Niekuomet, atsakė Frekensnork ir papurtė savo garbanas. Mameliukas stipriai trenkė uodegą, pasiblaškė į šalis ir vėl pasuko kranto link. Plaukėme truputį lėčiau, sušuko muminukas, klūpas pirmagalį ir stebys kilvaterį. Matytis pavargo. Mameliukas pavargo, bet pasidarė piktesnis, jis trūkčiojo, falinį puldinėjo čia į vieną, čia į kitą pusę, kad net nuotykis pavojingai pakrypavo. Kartais jis visai nurimdavo, norėdamas juos apgauti, o paskui šokdavo pirmin ir su tokia jėga, kad sujudintos bangos versdavosi per laivo pirmagalį. Tuomet Snusmumrikas išsiėmė lūpinę armonikėlę ir užgrojo medžioklės dainelę. Kiti taip ėmė mušti letenomis taktą, kad net denis drebėjo. Ir žiūrėk. Ta pat akimirką mameliukas išvertė aukštyn savo milžinišką pilvą. Pasaulyje niekada nėra buvę didesnio pilvo. Jie valandžiukė stebėjo į jį tylėdami. Paskui Snorkas pasakė, vis dėlto aš sugavau jį. Taip, išdidžiai pritarė jam sesuo. Kol jie buksiravo mameliuką kranto link, lietus sustiprėjo. Hemulio suknia permirko, o Snusmumriko skrybėlė visai subliuško. Dabar grotoje tikriausiai klaikiai šlapė, tarė muminukas užvarbęs prie irklų. Ir mama gal jaudinasi, pridūrė jis po pusvalandžio. Po valandžiukės. Tau atrodo, kad mes jau galėtume grįžti namo, paklausė Snifas. Taip, ir parodyti žuvį, tarė Snorkas. Eisime namo, nusprendė Hemulis. Kartais neblogai patirti nepaprastų nuotykių, pasiklausyti siaubingų istorijų, peršlapti iki siūlo galo, pajusti vienatvę ir panašiai, tačiau nelabai jauku, kai tai užtrunka. Jie pakišo po mameliuku lentų ir sukibę nuvilko per mišką. Plačiai pražioti mameliuko nasrai buvo tokie dideli, kad medžių šakos kybo už dantų, o jis svėrė tiek kilogramų, kad draugai turėjo ilsėtis ties kiekvienu kelio vingiu. Lietus pliaupė. Kai jie pasiekė mumių slėnį per lietų, visai negalėjo išvelgti namelio. Kol kas palikime žuvį čia, pasiūlė Snifas. Nė už ką, karštai pasakė muminukas. Ir jie nužingsniavo toliau per sodą. Staiga Snorkas sustojo ir pasakė, mes pasiklydome. Eik jau, eik, tarė muminukas, va malkinė, o va laiptelį.
Taip, na, o kur namelis? Paklausė Snorkas. Keista, labai keista. Trolių mumių namelis buvo dingęs. Jo nebuvo, nieko nebuvo. Jie pasidėjo mameliuką ant smėlio palei priengį. Po teisybei priengio irgi nebuvo vietoj jo. Tačiau pirmą reikėtų paaiškinti, kas atsitiko namelyje, kai jie buvo išplaukę gaudyti mameliuko. Oi, išverčiau savo arbatą. Kai paskiausiai buvo pasakota, muminuko mama nuėjo miegoti. Tačiau pirmą, ji negalvodamas suėmė visus Hemulio lūpažiedžius į gniutulą ir sumetė į burtininko skrybelę. Verčiau ji niekada nebūtų tvarkiusis. Kol namelis skendėjo popiečių sapnuose, lūpažiedžiai pradėjo stebuklingai augti. Po truputį jie išlindo iš burtininko skrybelės ir nusiraitė grindimis. Ūsai ir lapais apkibę ūgliai kilo aukštyn, sienomis rangėsi, užuolaidomis ir lankčio virvelėmis, įsmukdavo pro plyšius, orlaidės ir rakto skylutes. Drėgname ore pasiutiškų greičių skleidėsi žiedai ir noko vaisiai, didžiuliai pumpurai nukaro per laiptus, vijokliai apviniojo stalo kojas ir nuvinguriavo iš lempos, palubėje tarytum gyvatynas. Augalyje pripildė namelį tylaus šnaresio, tik kartais pasigirdsdavo trakštelėjimas, tai skleidėsi milžiniškas žiedas, ar ant kilimo krito koks vaisius. Tačiau muminuko mama manė, kad tai tik lietus, taigi apsiversdavo ant kito šono ir miegojo toliau. Gretimame kambaryje sėdėjo muminuko tėtis ir rašė savo memuarus. Nelabai smagu aprašinėti, kaip jis pastatė laivų prieplauką, bet todėl tėtis daugiausia pasakojo apie savo vaikystę. Rašydamas kartais taip susijaudindavo, kad net ašarą nuvarvindavo. Jis buvo nepaprastas ir talentingas vaikas, kurio niekas nesuprato. Paaugęs irgi liko nesuprastas ir siaubingai tai išgyveno. Tėtis rašė ir rašė, galvodamas, kaip visi graušis perskaitė jo memuarus. Vėl pralinksmėjo ir pasakė savo, taip jiems ir reikia. Ta akimirka per popierių nusirito slyva, padarydama didelę mėlyną dėmę. Po galais, sušuko muminuko tėtis, jie vėl namuose. Tačiau atsigręžęs tėtis išvydo tik laukinius krūmokšnius ir štai apkibusius geltonomis uogomis. Jis pašoko ir ant rašomojo stalo iškart pasipylė gausus mėlynųjų slyvų lietus. Palubyje raitėsi tanki šakūrais galynė, palengva augdama ir tiesdama žalius ūglius langų link. Ei, šūktelėjo tėtis, kelkis, eikš čionai. Muminuko mama staiga atsisėdo, nepaprastai nustebusi žiūrėjo jį į savo miegamąjį pilną baltų žiedelių. Jie kabojo nuo palubės ant plonų siūlelių, pramaišiui su grakščiomis lapų puokštėmis. O, kaip gražu, pasakė muminuko mama. Tai sūnelio darbas, jis norėjo mane nudžiuginti. Ir mama atsargiai praskleidusi plonas gėlyčių užuolaidas išlipo ant grindų. Ei, šaukė muminuko tėtis už sienos, atidaryk, aš negaliu išeiti. Muminuko mama veltui bandė atidaryti duris. Tvirti vijoklių kamienai taip jas užbarikadavo, kad buvo neįmanoma pajudinti. Tuomet jį išmušė durų stiklą ir su didžiausiu vargu išsiropštė per skylę į priengį. Tenai kerojo palmė, o svetainė buvo pavirtusi į tikras džiunglės. Ojojoj, nusistebėjo muminuko mama, žinoma, vėl toji skrybėlė. Jie atsisėdo ir ėmė veduotis veidą palmės lapu. Ondatra išlindo iš papartyno vonioje ir verksmingų balsų pratarė, tai augalų kolekcionavimo pasekmės, niekuomet nepasitikėjau Hemuliu. Tuo tarpu lianos išlindo pro kaminą, nutįso per stogą ir apgaubė visą trolių namelį kaip vešlus žalias kilimas. O lauke lietuje stovėjo muminukas ir išplėtęs akis žiūrėjo į didelį žalią kupstą, kur žiedai be paliovos skleidė vainiklapius, o žaliavaisių spalva nokstant keitėsi geltoną ir raudoną. Jis stovėjo čia, tarė Snifas. Namelis viduje, niūriai pasakė muminukas, niekas negali į jį įeiti ir iš jo išeiti, ir tai bus visada. Snusmubrikas prisertino ir susidomėjęs pauostė. Nei langų, nei durų,
tik storas laukinės augalijos kilimas. Jis stipriai suėmė šakelį ir trūktelėjo. Šakelė įsitempė lygumą ir nesidavė nulaužiama, tačiau ta proga smogė jam per skrybelę ir numušė ją nuo galvos. Vėl burtai, pasakė Snus Mumrikas, tai jau pernelyg vargina. O Snifas apibėgo žalumynais aplipusią verandą. Rūsio langelis atidarytas, sušuko jis. Muminukas prišoko prie langelio ir pasižiūrėjo į juodą skrybelę. Lyskime, pareiškė jis ryžtingai, bet tik greitai, kol čia dar neužaugo. Visi vienas paskui kitą įsikerpurnėjo į tamsų rūsį. Ei, sušuko Hemulis, kuris liko paskutinis, aš nepralendu. Ir kol nelaimingasis Hemulis verkšleno lietuje, kiti apčiopomis lipo rūsio laiptais. Mums sekasi, tarė Muminukas, dangtis atviras. Matote, kaip pravartu kartais būti netvarkingiems? Tai aš užmiršau jį uždaryti, tarė Snifas, tai man garbė. Jie išvydo keistą reginį. Ondatra tupėjo dvišakame medyje ir šveitė kriaušę. Kur mama, paklausė Muminukas. Bando iškapoti tavo tėtį iš jo kambario, tarė Ondatra. Kadangi netrukus gausiu galą, tai tikiuosi, jog bent Ondatrų danguje. Tai tikiuosi, jog bent Ondatrų danguje ramybė. Jie įsiklausė. Stiprus kirvio smūgiai drebino juos supančią lapiją. Trenksmas ir džiaugsmo šūksnis, Muminuko tėtis išvaduotas. Mama, tėti, šaukė Muminukas, braudamasis per džiunglės prie durų. Ką jūs čia be manęs prikrėtėte? Taip, mielasis, sutiko Muminuko mama, mes vėl neatsargiai pasielgėme su ta burtininko skrybelė, bet eik šiandien, aš radau spintelėje gervuogyną. Tai buvo nuostabi popietė. Žaidė džiunglės, Muminukas buvo Tarzanas, o Freken Snork Džeinė. Snifas galėjo būti Tarzano sūnus, o Snus Mumrikas šimpanzė Čita. Snorkas šliaužiojo palei augalų šaknis, įsidėjęs dantų protezus iš apelsinų žievelės. Pasiklausk mamos, įmoka jos padaryti. Ir vaizdavo nežinomus priešus. Tarzanas alkanas, tarė Muminukas ir užsiropštė aukštyn lianą. Tarzan eat now. Ką jis pasakė? Paklausė Snifas. Kad dabar valgys. Paaiškino Freken Snork. Supranti, jis moka tik šituo žodžius. Tai anglų kalba, kurią džiunglėse šneka visi. Ant drabužių spintos Tarzanas sukliko džiunglių šūksnį, į kurį toj pat atsiliepė Džeinė ir draugai laukiniai. Blogiau jau niekuomet nebus, sumirnėjo Ondatra. Ji pasislėpė papartynį ir apsirišo galvą rankšluosčiu, kad ausyse nieko neišaugtų. O dabar aš pagrobsiu Džeinę, sušuko Snorkas ir nusitempė Freken Snork už uodegos į skylę po svetainės stalu. Kai Muminukas pargrįžo į savo būstą medžių viršūnėse, tuoj pastebėjo, kas nutiko. Su nepaprastai puikiu keliamuoju įtaisu jis nusileido žemyn, sudrebino džiunglės karo šūksniu ir puolė gelbėti Džeinės. Ojojoj, pasakė Muminuko mama, bet regis, jiems linksma. Man irgi, pasakė tėtis, malonėk paduoti bananą. Šitaip visi smaginosi iki pat vakaro, niekam nerūpėjo Rūso anga vėl užaugo ir niekas neprisiminė nelaimingojo Hemulio. O jis tebesėdėjo su šlapia sukne aplipusią letenas ir saugojo mameliuką. Kartais suvalgydavo obuolį arba suskaičiuodavo džiunglių gėlės kuokelius, tačiau daugiausiai dūsavo. Lietus nustojo, užplūdo sutemos ir tą pačią akimirką, kai nusileido saulė, apgulęs namelis žalesis kupstas pasikeitė. Jis pradėjo vysti, taip pat greitai kaip ir išaugo, vaisiai raukšlėjosi ir krito žemėn, žiedai nuleipo, o lapai susiraitė, ir vėl visas namelis prisipildė šnaresio ir traškesio. Hemulis valandėlę žiūrėjo, paskui priejo ir trūktelėjo šakelę. To jis staigiai nulūžo, sausa lyg kempinė. Tuomet Hemuliui kai kas atėjo į galvą. Jis surinko didžiulę žabų ir šakų krūvą, atsinešė iš malkinės degtukus ir užkūrė traškantį kamuolį pačiame sodo takelio viduryje.
Patenkintas ir linksmas Hiemulis sėdėjo šalia liepsnos ir džiovinosi suknelę. Po valandėlės jam šovė į galvą dar viena mintis. Su nehiemuliškomis pastangomis jis įkišo mameliuko uodegai į ugnį. Nieko skanesnio už keptą žuvį jis nebuvo ragavęs. Taigi, kai trolių šeima ir laukiniai jos draugai prasiskynė kelią per verandą ir atstūmė duris, išvydo nepaprastai laimingą Hiemulį, kuris jau buvo sušveitęs 7/7 mameliuko. Ak, tu nenaudėlį, pasakė Snorkas, aš nebepasversiu savo žuvies. Pasverk mane ir pridėk, pridūrė laimingas Hiemulis, nes tai buvo viena iš šviesiausių dienų jo gyvenime. O dabar deginsime pirmovinį mišką, pasakė muminuko tėtis. Ir jie išbogino visą šlamštą iš namelio ir sukūrė didžiausią laužą, iki šiol dar nematytą trolių mumių slėnyje. Mameliuką iškepė ant žarijų visų ilgių ir suvalgė nuo uodegos iki pat žiaunų. Tačiau paskui visi ilgai ginčijosi, kokio didumo jis buvęs, ar būtų siekęs nuo priengio iki malkinės, ar tik tai lygi alyvų krūmų. Na va, iki pasimatymo. Iki.